Dabar noriu parodyti iš arčiau, kaip pumpurėlį tą viduriuką suformuot. Čia vienas paruoštukas ir aš dabar nuo pradžios parodysiu. Pirmiausia, susitepsim klijais, nes šitie klijai truputį, šiaip kai rašo, tai 15 minučių net galima juos laikyti. Sutepus klijais abipusės šiuo metu va šitą viduriuką paruoštą mūsų iš folijos. Ir kad nepriliptų, pasidėsim šitą. Ir lapelius, kuriuos klijuosim. Pradedu nuo pačių mažiausių. Patį viršų netepu klijais iki pusės. Sutepiau klijais truputį apdžiūvau. Imu patį mažiausią. Aš jį suformavus tokį. Oi, net neina sučiupinėti. Mažiliuką. Štai taip pridedu. Dabar vis dėlto klijais reiks truputį kraštuką, ant kurio klijuosi sekantis lapelis, patepti. Na, bandom dėti. Sekantį. Na ir dar sekantį. Dabar reikia žiūrėti taip, kad tas viduriukas visą laiką būtų maždaug viršūs lapelių maždaug vienodam lygyje. Čia reikės kantrybės. Na ir dar vis didėjantį. Aš net tą užlenkimą truputį atlenkiu ir pamatuoju. Na čia jau jis per daug įsišau. Čiut nuleidžiu. Apačią paskui kiek per daug nukirpsim. Nėra čia dabar taip svarbu. Ta pačia. Svarbiausia žiūrėkime, kad mums gražiai gautųsi pats viršus. Aš šį kartą iš visokių mažų gabaliukų likučių odos įsikarpiau lapelius. Ir čia dabar bus pereinamų spalvų. Panašių spalvų. Kai klijuojame lapelį, tai kaip sakiau, vis turi užeiti ant buvusių lapelių. Va dabar šitą pirmiau priklijavau, dabar ant viršaus. Kita ir truputį užeinam. Sekantį lapelį taip pat darysim. Bet dar vienas dalykas, nepasitepiau klijais. Štai taip.
truputį užeiname ant pirmiau priklijuotų lapelių. Ir štai dabar jau aš apėjau eilę. Ir kad nebūtų taip vienas lapelis ant visų viršaus, reikia kraštuką pakišti po apačią ir gausis tokiu sūkuriu visi lapeliai gražiai. Truputį čia man per aukštai išlindai. Čia jums dabar parodyti. Va, ir taip gražiai šitas ant viršaus, šitas ant viršaus, šitas va, tokiu sūkuriuku. Na štai pradžia yra. Na ir toliau taip iš eilės. Lapelį sekančią eilę pradėti dėti taip, kad ant sudūrimo lapelių, kad gautųsi tas sudūrimas per vidurį. Va. Ir paskui aplink taip ir važiuojam vis, užeinam ant lapelių. Aš dabar netepiau dar klijais. Užeinam. Va taip ir. Na, žiūriu, dar šitas nedar reikės vieno. Dar vieno. Čia nekreipti dėmesį, kad negražiai aš noriu vėl parodyti eilę apėjus. Kad irgi reikės pakišti va po pradėtos eilės, kuriuo lapeliu pradėjau eilę. Ir va visi gaunasi taip tokiu va sūkuriu. Čia dabar tik tai sudėjau, nesuklijavau, tai negražiai atrodo. Dėl to, kad čia nereiktų laiką tęst, aš sutrumpytai rodau. Susitepiau visus lapelius ir važiuojam tolyn. Kaip sakiau, klijuojame, pradedam sekančią eilę ant lapelių sudūrimo, kad gautųsi ant tų mano dabar klijuojamų lapelių per jo viduriuką. Ir maždaug žiūrim, kad vat lygis būtų, kad neįsišauktų, kuris lygiai su viduriuku. Taip. Ir dabar truputį patepam klijais, kadangi ant jo viršaus dėsim sekantį. Kad va taip užeitų truputuką. Truputuką. Ir vėl. Čia dabar apačia tai per ilga, bet paskui aš kaip rodžiau, galima jį nupjauti. Na, mano margumynas čia dabar įvairių spalvokių. Kai dėliojate, turit žiūrėti, kad tas viršus gautųsi ne viens ant kito lapeliai, taip kaip čia dabar man. Šitaip jau, nelabai. Va taip. Kartais ta eilė, neišeina taip, kaip paskaičiavom lapelių skaičių, daleiskim 5 tuos suklijuoti. Nesvarbu, jūs žiūrėkite, kad gražiai atrodytų. Va, manau, kad šitą. Klijais netepu lapelio viršų, paskui mes jį truputį praskleisim, tik kai šitą va dariau gėlę. Jie irgi buvo va tokia susigūžus, o kaip priklijavau. Tai paskui gali ją kaip nori. Praplės, kai tokia atrodytų
didesnė, kaip natūralesnė, tokia puresnė. Čia irgi buvo, ta tokia pilvukas buvo, aš jį nupjoviau. Va, viskas gerai. Taip bus galima padaryti ir su šita. Dabar taip, atrodo, jie aukšta labai. Kai aš prisidėsiu, tai labai pūpsos. Kai prisiseksiu. Oi. Taip, pakraipau, pataisau. Na, dabar tiesiog važiuojam aplink. Čia kol kas nereikia niekur užkišinėti. Jie dabar, kadangi išgaubti, jie labai susiglaudė tie lapeliai. O paskui mes padarysim rudą. Išsiskleis mūsų žiedukas. Galėjau, žinoma, pratampyti, nes man jie kietokie, bet nieko nešiojantis. Jie pasidarys minkštesni. Va, rožė lygi. Kai suklijuosim, prasiskleis. Svarbu jums neįsišauk, nepadaryti va taip. Nereikia taip daryti. Neprisiklijavau. Na, aš skubu, reikia truputį kantrybės, reikia palaukti. Prispaudus. Niekad šitam darbukiai skubėti nereikia. Štai kokį margutį žiedą padariau. Tai čia dar ne viskas. Sekantys kraštiniai, tai va kokie. Murziukai. Kaip sakiau, iš odos likučių. Niekados neišmeskite mažuliukų gabalėlių. Galima paskui iš jų irgi padaryti gražų kokį nors darbelį. Na, truputį dabar palaikysim, kad suliptų. Dabar dėsime kitos spalvos eilutę. Ups, pirštus įkišu. Na taip, čia reikia kantrybės, kruopštumo. Ir visų pirma, kaip aš sakiau, dėti lapelį ant praeitos eilės, tos vietos, kur sudūrimas lapelių. Bet vis tiek jūs turite žiūrėti, kad atrodytų gražiai, kad natūraliau atrodytų. Gal pirmiausia, kol klijais nesutepti, susimatuokit, sužiūrėkit. Na va, pirštus klijai susitepiau, tai dabar kimba visur. Manau, pagalysis seniai gerai, nei nereikia. O va taip ir gaunasi, čia sudūrimas, o čia vidurį maždaug. Maždaug.
Va taip viens ant kito pamažu. Ir sulipinu margą gėlytę. Nu, mes darom dar toliau. Taip ir važiuojam aplink. Kol jūs suklijuosit visus arba kol jums atrodys, kad jau gana. Jeigu dar atrodo, kad per mažai, galima dar įsikirpti lapelių ir toliau klijuoti. Aš dar jų turiu, tai aš dar pavažiuosiu vieną eilutę. Irgi patepu iki pusės lapelių, pasitepu šitą ir truputį palaukus prispaudžiu. Taip reikia sekti vis maždaug, kad neišlystų labai. Jeigu jums labai susisuku, tiesiog patampo odą galit pataisyti, jeigu jums negražiai atrodo. Bet kaip sakiau, ji ir taip prasitampys truputį. Išeinu turbūt iš orbitos. Pasižiūrėjau čia. Nu, va, jie maždaug vienodam lygyje. Gerai. Važiuojam tolyn. Aš atsuksiu šitaip. Bus matyti geriau. Nu, tiesiog jau paskui gali būt, kad tie lapeliai, jeigu jums susiformavo, žinot, įvairiai susiformuoja. Vieni gaunasi platesni, kiti siauresni. Jeigu truputį dar nepataikėt odą teisingai iškirpt pagal tampymąsi, tai tie lapeliai deformuojasi. Tai kai dėlioja, turit žiūrėti, kad iš šitos pusės gražiai atrodytų. Kad viens kitą neužgultų, nes paskui pasislepia visi grožiai, visi išlankstymai. Aš irgi iš pradžių, kai mokiausi, tai jau taip laikiausi tų visų taisyklių, kaip ten pasakoju, o paskui pati matau, kaip man reikia. Bet dabar aš matau čia va toksai. Aš noriu, kad jis užsidengtų sekančių. Čia žinoma, taip ir gaunasi ir pagal taisyklės. Na, čia vėl va matosi, trūksta, bus įtupdyta. O tai klijai man ožiuojasi. O čia jis susigarbanoju, bet aš jį galiu. Man norisi, kad jis čia būtų laisvesnis. Ne taip susiraukšlykis. Lengvesnių, kad tų raštų būtų. Per aukštai ir užlepu. Aš kai užsižiūriu į šitą savo darbą, kai dirbu, tai nematau, kad
jau išlendu iš orbitos. Nu, bus įdomi dar lapus tiksliau tie, kur žali būna, padarysiu maždaug šitokios spalvos. Dar man atliko vienas lapukas ir ko gero čia reikia jį. Nes... Taip, paskutinę eilę, kai daro, tai turi žiūrėti, nu, tiksliau nelabai žiūrėti tų taisyklių, žiūrėkite, kur dar kažkokia properšiukė, vat kaip čia parodyti dabar, kaip šičia. Čia, o man atrodo, kad čia yra plyšiukas ir trūksta. Tai aš čia ir įklijuosiu. Na štai kokia gavosi. Dabar turi klijai išdžiūti. Čia jau netgi neišeina vieną po kitų pakišti, bet ir nereikia. Tos pirmutiniais eilės svarbiausia, o paskutiniais viskas bus gerai. Kai išdžius, matysit, mes ją paskirstysim. Kol kas tiek. Jau kai lapelius šitos dėjau, jau aš vakar parodžiau. Maždaug supratot. Paskui nufilmuosiu tuščią vidurę, kaip formuoti, tai bus iš priešingos, iš kraštų į vidurį mes eisim. O čia norėjau visą tą pumpurą kaip. Žinoma, nesigavo čia man tobulai, kadangi rodo labai skirtingų kietumų, skirtingų storių. Bet aš panaudojau visus mažyčius gabaliukus, kur atlikė. O kai viską suformuosiu, visai bus įspūdinga. Bus gražiai. Nu ir iki pasimatymų, aš lekiu pas daktarų. Iki.